Na ką, sveiki visi. Sveiki. Esam ant tokio įdomaus, labai šiaip didelio ežero. Antras pagal dydį Lietuvoje. Tai, Ai, ne? Jo, nemažas ežeras, tai Disnų ežeras. Ir žiauriai seklus. Tai vat, bandysim jame, esant tokiems gan permainingiems, keistiems orams, pagauti starkį ir ešerį. Aišku. Manau, kad prakals ir gal lydekiokas koks. Tai lydekiukų bus tikriausiai. Tai šiandien turim nemažai rapolos, guminukų, aišku, klasika, kikmanai, visi tie kurlai. Jo, tai įvairiausių dydžių, įvairiausių spalvų ir nu tikrai rasim man kokį. Jo, nuo mažų iki didelių pasimėginsim pagauti starkį ešerį, tai pagrindė bus džigas. Turim porą kotukų, vieną turim ekstra festą, galingesnį, iki 30 gramų, man atrodo, tai bus starkį, ir kitą turim silpnesnį, tai jau bus ešeriukui, nes toks siliaunesnis, jo, tai jau starkį bus sunku pramušti, tai ešeriai bus kaip tik, manau. Jo, rišamės. Rišamės ir važiuojam žvejot. Ešeriukas kyba tikrai. O, koks didelis, žiūrėk. Pirmų metimų nusivarė. Žinai, ką reiškia pirmas metimas? Ne pirmas buvo spinti. Tai pirmas ten nesiskaitė. Atgal, varom didesnių gaudyti. Na, ešeriukų yra. Nu, tai gerai. Ten įmečiau ir iš karto pradėjo kalti. Dar vieną prametu čia, kur buvo kažkoks neaiškus užsėdimas. Ten turėtų lydeką paimti. Bet ką jinai per tokią kakavą? Taigi pagaudau. Neatsimenu. Jos per tokią kakavą negalvoju. Bet ne tokia kakava buvo. Aš tik tokia kakava buvo. Skaidresnį vandenį atsimenu. Negi. Košmaras, wow. Tokia kakava ir buvo. Lygiai tokia pat kakava. Ok. Apgaudėm pirmąjį sekliuką, nieko labai dosnaus. Pirmą kampą sekliuką. Tai dar apiplauksim ratu. Jo. Žvejojam sekliai, realiai gylis 1,8-2 metrai, nes ežero vidutinis gylis 3 metrai. Daug kur smėlis arba dumblas, tai vis tiek taikomės labiau ten starkį pagauti. Tai starkis pagrindė čia stovi seklumose, visiškose, kartais ir iš metro gylio pasigauna neblogai. Tai pagrindas šiaip aplink sėklių, per tuos akmenis. Per kažkokį kietesnį dugną, tai labai sekliai gaudom, tenka ir svoris mažus naudoti, tai aš su 5 gramais dabar žvejoju. Pas mane 7, bet labai jau tas greitas pravedimas gaunas, nors kai teko žvejot prieš 3 metus gaudėm, tai ant to greito pravedimo ir kybo starkiai, būtent, kad nespėjo, atrodo, leistis, ta prasme, trauki, bam, iškart bankė. Ir jo, sėkliai gan dideli, tai kitą šuniuką pabandysim. Tai šiaip žvejyba, realiai to echoloto sonaro labai stengiamės nenaudoti. Gaudom aklai aplink sėklius, pilnai užtenka tam batimetrijos. Aišku, šoninis tikrai padeda, ten susiras, kur akmuo, kažkoks kietesnis dugnas, kliuvinukas, dar kažkas, nes mėgsta tas starkiukas paustis prie tų visų akmenų. Tai iš esmės, aišku, kai ežerą pažįstam, tai tada nebėra to noro į echolotą žiūrėti, nes kaip ir viskas aišku. Paprašiau kitą kartą užmest meškerį ir pažiūrėti, ar kas gyvena ar negyvena. Tai... Ir kur kas įdomiau šiaip, kai tas netikėtumo faktorius. Jo, tas netikėtumas, nežinai, kips, nekips, iš to sustojimo pagausi, nepagausi, tai va. Kirto, tai kai starkį. Tai ne ešerys ir kybo, žinau. Lydeka. Viso gero. Viso gero. Pasimatysime kitą šeštadienį, ko gero. Oi, ne, gal ir ne lydeka, tiesiog nemoku mazgą žiūrėk prisirišti. Na, čia jau aš kaltas pats, žinai.
sugadinai žuvį. Nutrūko tiesiog mazgas, bet žiūrėk, man kimba tau, ne? Kaip ir visą savaitę. Taip. O, eik, to buvo starkis. Ai. Buvau visiškai nepasiruošęs ir nesitikėjau. Bet, žinai, svarbu radom kažką. Pirmoji Aišku, stotelį kibo. galim skaityti. Bet toks vos, pirstelėjimas per nagą. Nu va, ir antra iškala. Valio. Ilgai išlaukėme mes pirmo didžiulio starkiaus. Eik to, bet žiūrėk. Labai didžiulė. Opa. Va tokys va. Mazgius. Bet pirmas ant tokios va morkytės. Egzotinė spalvytė. Svarelis 7 gramai, nu ir žiauriai greitas pravedimas gaunas, bet dėl vėjo ir tokių va žvybos sąlygų nutenka tą svorį didelį naudoti. Leidžiam atgal. Liumt. Nu bet užkybo reiškia gerai. Geram kelyje esam. Reik pagauti didesnį. Pagaliau! Tokią bankę gerą išrašė. Ojojo, bet nedidelė žuvytė. Eik, tu savo kaip gerai pakštelė. Nu va, pirmas metimas ant naujo sekliuko, vėjas labai stiprus. Ir iš labai toli. Tau reiks praleidau starkį, visai neblogas. starkis. Oho, žiūrėk, kotelis atidirbinėja, žalėm parėjo. Tengi gylio nėra. Taigi sakau, dugno nėra. Vinioju, bum, tyra. Niu. Lengvai labai įsikabinės, tai nepyksiu, jeigu ir pabėgs, bet gal ir nepabėgs. Oi, koks gražus, jee! Labai patogiai pasiėmiau žuvį. Valtai, o reik fotkintis. Arba iš vis atvirkščiai, kaip ten dabar madoj. Taip. O. Piedį bėga, atsargiai. Patinas. Nu, atsiprašau, jeigu sutrukdėm, gal pavėluotas nerštas, čia kažkoks vanduo gyvėsus. Bet kokios spalvos. Mėlyni pelekai. Išmaudė. Šlapis visas, bet laimingas. Gerai, dabar Jonuko eilė jau. Aš antrą pagavau. Susimk. Aš tik ešeriuką. Gerai, super. O spalva, tai kažkaip tikėjau, va šitą vat morkytę dar vis po pirmo starkiuko. Kaip smagu. Gerai, viskas, tęsim. Gylio tai nei kiek. Op. Yeah. Nu šaunuolis, žiūrėk. Ešerys pas mane. Ešerys? Jo. Eik, tu. Ir toks ešerys kaip ešerys, žiūrėk. Nu smagu, kimba, žuvis. Šaunu. Vėjas beprotiškas. Svarbu žuvis kimba. Kadangi žvejojam vos kelių metrų gylyje ir dėl vėjo naudojam gan didelius svorius, aš gaudau su 7, Jonas irgi, man atrodo, su 7 dabar, bet galvoja pasilengvint gerokai. Tai pravedimas gaunas labai greitas, bet kas iš dalies starkiui tai kaip ir patinka. Realiai aš 2 apsukimus padarau, pusę sekundės masalas atsiduria ant dugno ir staigiai vėl darau 2 apsukimus, visur panašiai tie starkiai ir valgo ant tokio pravedimo. Galima jau tik tai variacijas. Kiti mėgsta pradžiai išmest, tada padaryti 2 apsukimus. Kuršmarėse daug kas taip naudoja klaunomarį, kažką tokio. Nežinau, man tai pasiteisino va. Paprasčiausiai 2 apsukimai, išmeti masalą į viršų ir jisai sklendžia.
Ir pagal tą atsklendimą jau irgi labai subjektyvus reikalas. Tai va dėl to Jonas ir galvoja pasilengvinti, kad masalas ilgiau sklestų, lėčiau kristų ant dugno. Man tai va užkiba. Tai ir gerai, gaudau tokiu va greitų pravedimų, labai agresyviu. Ir tikiuosi, kad tas agresyvus starkis papuls ir perleis vieną kokį kitą kibimą. Na va, antras pakštelėjo. Klausimas, ar nebus lydys, nes kyla į paviršių. Starkiaus. Bet šiandien ryškaliukas tu ir Nu va, ryškaliukas, matai, ir greitas pravedimas visgi kažkaip, duoda savo. Kibimų tai turėjau. Oi, gražuolis. Ir gan godžiai ryja. Labai faini, gražus disnų starkiokai. Va, guma sumaitota. Nunėrė 10 cm ir nebesimato žuvies. Va tokiam matomume mes gaudom, tačiau kimba. Ir va tas įdomus niuansas, kad kartais starkį reikia išdaužyti, kad, atrodo, jis galbūt net matomas echolote, ten sidescan'e, arba nežinau, tiesiog matėt, arba kibimų turėjot. Ir dažnai tie starkiai tiesiog nekimba kažkurį laiką. Vat išdaužai ir pradedavo po pusvalandžio drožyklos toj pačioj vietoj. Vat ima ir užkimba. Ir jau ne pirmą kartą mums būtent va šitame ežere, bet ir apskritai visur. Tiesiog stovi, droži, keiti masalus, keiti pravedimus, galbūt svorius. Ir vat kažkuriam pradeda kibti. Ir jau kai suvažiuoja, tai būna vat ir gaudai labai laimingai nuo to vieno inkaro. Tai reikia kartais nepabijot geram taške, pastovėti ilgiau ir padrožt, nes starkis tokia ta žuvis, nuo nuotaikų labai jai ten viskas susisuka. Tai viskas čia gali būti, nes tie starkiai laksto žiauriai greitai. Kai su live sonarais truputėlį pagaudom, tai aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad starkis tokia greita visų pirma žuvis ir ant tiek laksto per visur. Jis gali iššokti paviršių, pagriebti aukšlę, stvert ir plaukti 20 metrų į šoną greitai. Tai labai labai įdomi ir tokia gana paslaptinga žuvis šiaip. Yra. Oik tu. Aš tiesiog užmečiau ir ant pauzės. Bet čia šerys. Bet čia lydys jau. Sakai, ne Jo. šerys? Nesupratau, užmečiau, laikau, lyg ir tunksi kažkas. Tai leštis gal bus koks. Bet gera žuvis, žinau. Ai, normali tu? Sakau, gal šeriukas, nes man buvo užkybęs. Ne, nesupratau. Man atrodo, kad lydys. Bet nekyla, tai starkis bus. Eik tu. Nu va, prašom. Tik pakalbėjau, kad tie starkiai lakstantis yra ir, vat užmečiau, laukiu dugno, kažkas tunksėt pradėjo. Kibimo, tiesą sakant, nepajaučiau. Trečias nuo vieno inkaro, metant vos ne į tą pačią vietą. Ir dirba vienareikšmiškai ryškalas. 7 gramai volframas, vienšakis. Ir tokie. Šiaip gražus, jau būt buvęs skanus, bet šį kartą skanus tik tai emociškai. Šiaip tie ežerų starkiokai, jų nėra tiek daug, kiek ten upeliuose, mariuose, Nemune. Faina ir paleist, vėliau sugrįžt ir pasigaut vėl. Nuo vieno taško va net 3 ir dar Jonui belekiek kibimų. Ko tu ten nepakerti? Nes aš nesuprantu, kada kimba. Aš pradedu gilioti, tai jau spurda ir tu atsikabini. Bet jo, dėl vėjo situacija gana rimta. Norint užmesti į šoną, reiktų dar didinti svorį, jaučiu, kad nes bangos plaka per galūnę, masalas, man atrodo, ten sklendžia savo ritmu. Aišku, iš intuicijos reikia. Jo, toks iš intuicijos. Apsiskaičiuoja maždaug, tai pusę sekundės praėjo, tai darau vėl apsukimą, kadangi gyliai labai labai nedideli. O starkio kibimas dažniausiai jaučiamas gerai. Sausai taip kala. Ir skandinu valą.
irgi man šita praktika pasiteisino, nežinau, vat, pavyzdžiui, Jonas neskandina, nepastebėjau bent jau, bet aš dažniausiai užmetęs palaukiu sekundėlę, kad masalas paskestų, tada gaunasi didesnis pasipriešinimas ir aš staigiai kišu meškerę po vandeniu, kad tas valas kuo tiesiog atsigultų, tada turi tiesiog geresnę kontrolę masalo, jauti dugną ir mažiau bangos daro savo visus tos plevėsavimus arba vėjas, kai būna kilpa išmeta. Tai tiesiog irgi tokią praktiką naudoju ir man jinai visai pasiteisino, jeigu ten paviršiaus nėra žolių kažkokių. O, taip. Džiak, aš jau natūralkės pagalvoju. Nu va, natūralkė sužaidė. Saulytė tik tai išlindo ir viskas. Nu va, ir man pirmas. Haha. Nedidelis labai, Šaunuolis. bet pagaliau. Čia Andrius prierzino mane jau 3 pagavęs, aš nei vieną. Porą buvo užkyvę, visi atsikabino, tai vat, pagaliau pajaučiau, įkirtau. Ir jau skirtingai negu Andriui, pagavau ant natūralios, tokios rudos spalvos. Šiaip jis išvietė saulę, manau baigsis tie visi ryškalai ir tuo ir Andrius dėsis tokią pat gumą. Ne. Ne? Gal Nu, gerai. ant ryškalą ir pagausi. Aš, pavyzdžiui, kodėl gaudau kitaip negu Andrius. Andrius va iš karto valas skandinasi, aš neskandinu, tai iš tikrųjų kaip metrę gaudom, dabar 1,3 gal metro toj pusėje. Tai paguldžius valą ant bangos arba laikant viršui, šiaip ant bangos paguldžius labai išlaiko gumą aukščiau tas pats valas, tai gaunasi sklendimas šiek tiek ilgesnis, nes automatiškai valas, kai guli ant vandens, prilaiko mum guminuką. Tai. O kai jau pilnai pasiskandinam, tai tada ta pauzelė ženkliai trumpesnė. Aišku, jautrumas biški prasiranda, pamažėja automatiškai tikrai negu paskandinus valą, kai toks vėjas, bet, pravedimas, manau, svarbiau, nes, kaip sakei, starkis, kai kimba, tai tikrai jaučiasi. Jo, faktas. Ir labai sutinku su šitu teiginiu, nes jo, aš valą visiškai paskandinu, jisai gaunasi nuo valties 2 metrai, jau pradeda skęsti. Ir dėl to masalas žemiau tiesiog sklendžia. Akmenį pagavai. Akmenai. Ir masalas greičiau tiesiog ir žemiau sklendžia, kas irgi kartais yra gerai. Ir žuvis kartais netgi geriau kimba ant to greitesnio, agresyvesnio pravedimo. Jauti kaip bus šokdyna. Ir šokdyna tai neblogai. Čia mes gerai padirbsim su kojytėmis šiandien, su vidiniais raumenim. Tai va, bet gaudom, tai žuvis kažkaip tai kimba, abiem po truputuką, tai reiškia viską darom kaip po teisingai. Reiktų gal tiesiog dar paplaukiot, paieškot, gal kur daugiau yra jau. Va kaip pylė. Mano pabėgęs. Tavo pabėgęs? Užėjo, eina į valtį. Vinioju tiesiog. Dabar pradės spausti. Bet standartiniai tokie visi. Standartinis, jo. Šitas didesnis truputuką. Truputuką didesnis. Ai, gera bankytė. Ai, gerai prakybo. Ir va, mečiau į šoną visiškai prieš bangą vos ne. Ir vis tiek, tas kibimas tai labai smagiai jaučiasi visą laiką. Tai dėl to dauguma mėgsta aštrius sausus blankus žvejybai, gaudant starkius. Eik, tu čia jau kepalas, kaip reikalas. Visus tamsus. Ir pabėgo. Tamsus, tai dar neršia toks jausmas, ne? Ne, tai čia gyra, nėra akmenynas ir jie tokie čia dažnai būna. Gražus šiaip starkis, gaila nenorėjo papozuot.
perplaukinėjom į tašką ir atlenkiau lankelį ir palikau masalą ant dugno gulėt. Tai vat ir dabar dariau kilometro ilgio pravedimą. Žiūrėjau dar visai neblogas. Prašom. Pajaučiu tiesiog kaip užsėdo ponas. Aš jos mėgstu šiandien, tai va tai va netaisyklingai imt, va, gražus starkiai. Va. Vėl tas pats ryškaliukas, aš keičiu tik tai gumas, nes jas man sudražė gan greitai. Na vis tiek dantis, pikti starkiokai, kurie visai smagiai kala. Tęsiame žuklę. Ką, šiandien šiaip iš tikrųjų man asmeniškai labai sunkiai, kiek didesnių žuvų užkybo visas pabėga. Porą starkiukų ištraukiau, o Andriui tikrai neblogai sekėsi. Apie pietus panašiai gal turėjom tokį visiškai. O, yra. Eina. Pabėgo. Nuo vieno taškelio taip susirinkom greitai, o dabar kažkaip paskutiniu metu tai visiškai užsiraukė, va šiaip ne taip vieną pagavai dar. Toks vakarinis. Ir lydekėlė prakybo, bet viskas ant vienos spalvos. Bendrai paėmus, ką? Kaip ežerui, man atrodo, čia yra fantastika. Visai neblogai, taip. Ir pas tave standartas ganėtinai gražus, tikrai nėragi tie mažiukai labai starkiukai. Manau, kad čia puikiai ta žvejyba. Rapalą irgi apžuvinom išbandėm. Ant kiekvienų pagavom, man keli buvo užkybę ant to dekurl, kaip jisai vadinasi. Kurliteilas tas, kur sukta vadegėlė. Tai... O, yra. Ešerys. Pertrauka, Jonai, nekalbėk dabar. Gerai žvejojam toliau. Ne, labai mažiukas. Bet nuo paviršius. Tik užmečiau įtempinėt valą. Eik tu. O godumas, pažiūrėk. Guma realiai pusė žuvies. Tuoj. Op, išlūžo žandikaulis. Jo, pusė žuvies. Šiaip labai įdomu. Masalą prakalbinau. Nei aš, nei manau, Andrius nebūtų galvojęs starkio gaudyti jo, tai tas dekurl labai puikiai matosi, kad buvo kyba, jau pusę uodegos nebeturim, tai tikrai nustebino, kad ežere būtent ta neokyba, nors to uodegėlė gal vibracijų daug duoda visko, tai toks siluetas visai fainas gaunasi, tai aš manau, kad ten Kauno mariose kokiose Nemune tikrai turėtų būtent su tuo tvisterinė uodega dirbti. Tai tikrai nustebino. Tas įdomu, kad tas twisteris, teoriškai lėtesniam pravedimui skirtas, nes uodegytė pastoviai dirba, net vos netraukiant masalą. O čia mes vyniojam belę kokį tempų, ten tą uodegytę, kai makaronas sukasi, ir vakalė, bet matyt, tas standartas tarkim nėra galbūt, arba nebuvo gal toks didelis, kad suvalgytų pilnai tą masaliuką ir dėl to uodegų minusas visai nemažas. Šiandien pas mus buvo ir nuėjo, ne, tau 3. Jo, neįkirto aš paprasčiausiai, nes kai gilis 1,6 metro ir ten realiai tik nustoju vynioti jau jauti dugną, tai gaunasi taip, kad nepajauti tų kibimų. Pradedi sukti, jau ta žuvis sėdi ir tada neprakirtai jos, neįkirtai ir gaunasi taip, kad pabėga pusiaukeliai. Tai bet faktas lieka faktas. Mano šiandien toks ir buvo. Visa žvejyba apie tai, kad reikia kirst, kad ir koks ten judesiukas neaiškus, nes tiesiog pasuko, atrodo, kad akmenukas, o pasirodo ten jau starkis surijęs. Aš tokių kibimų gražių kaip tu nelabai gavau. Jo, tas įdomu kažkaip ir neaišku, nuo ko čia priklauso. Ar nuo to, kad aš meškerę žemai laikau ir pas mane ten tas masalas skrenda tiesiog per dugną. Ar nuo to, kad galbūt aš greičiau suku. Nes tikrai labai agresyvūs kibimai man buvo šiandien. Tokie, kur galvodamas apie starkių žvejybą, galvoju apie šitus kibimus ir apie juos svajoju. Grinai, šiandien tokie kibimai ir buvo daugumoj. Bet tikrai buvo ir tų tokių neaktyvių užsėdimų, kur nukrenta guma ant dugno ir tada susirenka. Vinioji kaip žolė sėdi, ta prasme ten starkiai. Ajet. Aš irgi turiu. O pas mane suvalgė. Radome šeriukų jo.
Nu dabar jau kaip starkiokas eina, aš nesuprantu. Vėlas! Kas čia dabar yra? Antras. Vėl taip pat. Na, laikas atėjo finalizuoti mūsų žvejybą. Visai žuvų bendrai tai paėmus, prigaudėm. Nemažai. Kibimo tai tikrai buvo nemažai. Kas ištraukė, kas neištraukė. Ne, tu matai, eksperimentavai su didesniais masalais, tai iš tiesų šitą kurlą, jisai gaunasi, kiek čia 15 cm. Tai yra rizika ir šiaip didesnis, tarkim, turbūt pagaut, žinai. Labai didelė dalis į uodegą kabinasi. Bet jo, net matosi vizualiai, dantis baigėsi prieš kablį, kablys iki čia, eina, ir tas starkis tiesiog neapžioja arba gal nespėja susirpt. Bet man pagrindas ant tokio ryškalo ir aš pagalvoju. Ir ant salotos. Natūralą rūdą visiškai jo. Kybant šito mažiuką tikrai kirtau valas nutrūko. Kitą kartą nepakirtau. Artėjant mūsų žvejybai į pabaigą, norime paskelbti praeito video konkurso nugalėtoją, kurį šiuo metu matote savo ekranuose. Sveikinam nugalėtoją ir nelaužydami tradicijų. Skelbėme naują konkursą, tai galit laimėti 3 pakelius būtent šitų Rapala guminukų, kur Liteilas, Kikmanas. Dėl spalvų jau teks pasigalvoti, nes tikrai kibios ir natūralios ir iškalai. Tai ką jums reiks padaryti, tai tik tai pakomentuoti, pamėgti šį video ir užprenumeruoti mūsų kanalą. Jau sakėm, ką plauksim neužilgo namo, dar porą metimų pamėtys, keletą metimų užmesim. Ir užkybo dar vienas toks nedidukas, bet smagu, svarbu kimba. Dar kai iš tokio gylio, tai plium. Liuks. Viskas, po paskutinį metimą, aš dar šitas susivinioju, tu jau paskutinį. Ne, man jau viskas paskutinis užtenka. Ir aš dar vieną paskutinį. Ir gražus tas tavo paskutinis starkiokas buvo, manau, kad su ta gaida turėsim ir baigti šiandien žvejybą, tai labai šiaip smagu, man patiko, ačiū tau. Prašom, už šitą patirtį, nes kažkaip ežere dažniausiai visą laiką asociacijas būna su nekimbančiu starkiu, kurį gaudyti yra neįmanoma arba žiauriai sunku. O čia ir standartas fantastiškas, ir kibimai nuostabus, ir užfiksavom visą tai. Žodžiu, kalnas gerų emocijų. Tai linkim to ir žiūrovams. Nebūtinai šitam ežere, bet belia kur kitur gaudykite starkį. Bandykit, taip, tai kimba. Kimba gerai, smagu, labai gerai. Visuose ežeruose yra skirtingai, visur skirtingai. Čia labai keista, kad kimba iš metro gylio, pusantro, labai sekliai. Jo, tai ačiū Jums, kad žiūrėjot, ačiū tau dar kartą, Jonai, ir iki kitų kartų. Iki.